Dauguma žuvėdrų skraidymo gudrybių pramoksta tik tiek, kad galėtų pakilti nuo kranto, o paskui grįžti atgal. Daugumai žuvėdrų svarbu ne skrydis, o maistas. Bet šiam paukščiui rūpėjo ne duonos kąsnis. Jam rūpėjo skrydis. Labiausiai už viską pasaulyje Jonathanas Livingstonas žuvėdrą mėgo skraidyti. Kai Jonathanas žuvėdrą pasiekė krantą ir grįžo į būrį, jau buvo tamsi naktis. Jis buvo mirtinai nuvargęs. Jam šiek tiek svaigo galva. Bet savo paties malonumui prieš nusileisdamas jis padarė dar vieną mirties kilpą. Kai jos apie tai išgirs, pamanė jis, kai žuvėdros sužinos apie įvykusį lūžį, iš džiaugsmo neteks galvos. Nuo šiol gyvenimas bus daug prasmingesnis. Pakaks dieną dienon skristi prie laivo ir grįžti atgal. Dabar jau bus dėl ko gyventi. Tegul daugiau mūsų negaubia nežinios tamsa. Mes galime būti protingomis būtybėmis, siekiančiomis tobulumo, išminties ir meistriškumo. Galime būti laisvi, galime išmokti skraidyti. Kartą jūra buvo tokia mėlyna ir dangus buvo toks mėlynas, kad vienas laivas apsirikęs pradėjo plaukti dangumi. Tai ir mes, mokytojai, kartais mūsų mintis kartu kaip tie laivai plaukia ne tik jūra, bet ir dangumi. Uostamiesčio mokytojai yra kitokie. Ir išraiška veido, išorė, iniciatyva. Apskritai, toks jau pamatytum kažkur laukuose ateinantį mokytoją, gali pasakyti, kad jis štai iš Klaipėdos. Matyt, Klaipėdos mokytojas jaučia tą jūros dvelksmą, bangavimą ir matyt, jo akis, kai nukrypsta į horizontą, ten, kur nusileidžia saulė, kur tolumoje skęsta laivas, pamažu panirdamas į tolimus kraštus. Ir jo mintis, sukoncentruotas pamokoje, tampa tuo, ką galime pavadinti jūros dvelksmu, pušies lingavimu, meile, atsidavimu. Klaipėdos mokytojas, kaip tai žuvėdra, pasitinka mažą dar žmogutį, apglėbia savo sparnais ir po 12 metų pamojuoja, išlydi į tolimą gyvenimą. Klaipėdos miesto mokytojas išskirtinai nei kiti šalies pedagogai kūrybinių galių versmės, romantikos ir tvirtybės semiasi, bei yra stiprinami Baltijos jūros. Mokytojau, juk tu trokšti, kad tavo mokinys būtų panašus į baltą paukštę ir ant savo sparnų per gyvenimą neštų su didžiulė tavąja meile padovanotą žinias, atjautą ir toleranciją, pagarbą ir gerumą, dorą ir meilę artimui, gimtajai žemei, Lietuvai. Tad ir nepaliauk tikėjęs pasišventėlį mokytojau, kad tavyje dar slypi talentas ir išmintis, pajūrio vėjų užgrūdinta kantrybė ir pasiaukojimas augančiam ir pilietiškai bręstančiam jaunajam žmogui.
ir toliau būkit traukos lauku, išmintimi ir dora, meilė ir kūrėjų, pajūrio krašto mokytojau.